Šie metai man prasidėjo gerai dėl to, kad aš metų pradžioje gavau dovanėlę iš vieno prekės ženklo. Mane pastebėjo ir pasiūlė atsiųsti savo produktų, kad juos išmėginčiau. Tai aš likau labai nustebinta tokiu poelgiu. Pradžiai noriu parodyti, kas čia yra. Atidarę dėžę turim tokią kaip atvirutę. Tai yra prekės ženklas Leko, man jis yra pirmą kartą girdėtas ir atvirutėje rašo: Leko inovatyvus ir tvarus prekių ženklas, kuriantis aukščiausios kokybės odos ir plaukų priežiūros produktus. Mūsų tikslas - puoselėti natūralų grožį atsakingai, išlaikant pagarbą aplinkai. Jie su manim susisiekė, visų pirma, aš nuėjau jų puslapį pasižiūrėti, ar mūsų vertybės dera, ar mes apie tą patį, kad galėčiau priimti jų dovanas. Ir mane maloniai nustebino, kad jie yra už natūralumą, už gamtos puoselėjimą. Tai tas labai patiko. Ir jų prekės yra gaminamos Ukrainoje, kas irgi yra fainai šių dienų aktualijose. Tai dėžėje mes turime 4 produktus. Visus produktus aš jau bandžiau kelias dienas ir man tikrai labai patiko. Tai mes čia turime plaukų putas. Čia, kaip matau, yra Professional ir ten mačiau pas juos prie prekės ženklo irgi parašyta Professional. Tai, kaip suprantu, turbūt ir profesionalai naudoja jų produktus. Ten mačiau yra ir šampūnų, kažkokių plaukų priežiūrų daugiau. Tai plaukų putos šitos mačiau, kad yra labai giriamos apskritai. Plaukų putas aš naudoju ir naudoju gana dažnai, kadangi pas mane yra po gimdymo ypač labai daug baby hairų, tai aš visą laiką noriu juos sulipinti, tai naudoju plaukų putas. Savo labai senai jau naudoju ir jau kaip ir į pabaigą, tai va, atėjo man naujos putos ir aš jas pabandžiau jau kelis kartus ir labai fainos, puikiai atlieka savo darbą, tai žodžiu, labai patenkinta esu. Taip pat yra rankų kremas. Rankų kremas tikrai labai fainas. Yra iš tų kremų, kur, toks ir turi būti kremas, kur labai gerai įsigeria greitai, nereikia daug trinti, labai greitai viskas susigeria ir nepalieka kažkokio to riebalo didelio. Ir kvapas yra toks švelnus, lengvutis kvapas. Dabar kaip tik labai trasa eina rankų kremai, kadangi tokie orai, tai labai fainai. Tada turim dušo želę. Ten mačiau pas juos yra skirtingų tų kvapų. Čia yra amarantas ir jojoba aliejus. Tai tokia, dušo želė kaip želė, labai daug ką negalėjau apie ją pasakyti, bet kas nustebino, kad tas kvapas labai išlieka ant kūno. Aš kai nusiprausiau, atrodo, kad vos ne kvepalais būtum pasikvėpinęs. Tai rašo, kad formulė yra su kolagenu, vitaminu E, lizinu, fitosteroliais, nežinau kas čia tokie, bet žodžiu, kad daug visokių ingredientų, kurie tarsi praturtina tą dušo želę gerais dalykais. Ir dar vienas dalykas, tai yra antiperspirantas. Tokia faina, patogi pakuotė, jis yra pieštukinis, savo darbą jis atlieka puikiai, viskas gerai. Tai kvapas yra toksai gaivus, malonus, čia, kiek skaičiau, rašo, kad yra mėtų ekstrakto kažkokio, tai jaučias gal net ir tą mėtą, sakyčiau. Tai va, tai tokie 4 produktai ir tos pakuotės tokios fainos, biški ir žaismingos, bet ir tokios minimalistinės, neperkrautos, estetiškos. Taip pat jų puslapį mačiau yra ir žymiai daugiau ten tų produktų ir kainos labai geros pas juos, tai jeigu kažką domina, galite nueiti pasižiūrėti. Labai esu patenkinta šitais produktais, labai džiaugiuosi, kad prekės ženklas mane pastebėjo, ačiū Jums.